Kartą gyveno toks vėžliukas, labai mažiukas, bet jis tapo mutantu, bet geru. Ir jis galvojo, gal reikia išlikti. Taip. Ir jo buvo vardas Raudonoji nindzė. Ir jis eina tiesiai. Eina, praeina paršą ir žiūrim, ką jis darys. Ogi nieko, kirs. Toliau jis eina savo. Eina ir mato deimantą. Pasaulio išradimą. Jis pamato deimantą ir sustingsta. Ir pasiima jį. Ir pasidarys turbūt deimantinį kastuvą. Aš manau, kad jis pasidarys deimantinį kastuvą arba kažką. Jis toliau eina. Eina ir kerta žolę. Eina, dabar nusikirs vieną medį arba daugiau. Ne, tas medis jam yra kastuvas, kaktusas. Eina ir pamato kažkokį labai keistą medį pilkos spalvos. Ir jis nesupranta, kas čia per pavadinimas. Ir jis sako. Kas? Liul. Ok. O čia sako, normaliausias medis. Ot, jam puiku turbūt. Dabar kerta, matom. Nusikerta medį. Ką toliau jis darys? Turbūt, kad jis eis maitintis. Užvalgė. Pasiims medienos. Ir toliau varys. Pasigamins darbastalį. Ir kągi jis pasigamino? Deimantinį kastuvą. Parodykit savo deimantinį kastuvą. Vėžliuk nindzė. Kaip jis kerta? Hoja, parodykite. O, ačiū. Ačiūkas. Gerai. Ir jis toliau kažką daro. Bučiuoja kaktusą. O jūs neįsit kirst medžio? Oi, mainintis. Gaila. Užjaučiu. Tai pasidarykit metalinį. Taip profai daro. Pirmą metalinį. Ne, pirmą akmeninį, paskui metalinį. Eikit, va, urvas yra. Matot? Tenais. Urvas yra. Čia vat. Mes nusikirsim viskie netyks. Eikit į šitą urvą. Gal pasižiūrėkit, ko ten pilna gal. Šitą? Taip. Tai ko? Šitą? Taip, į šitą urvą eikit. Mainintis. Žodžiu. Gerai, maininkitės. Tai į tam viršutinę? Taip. Eina, vėžliukas. Ir turbūt jis čia įsirengs savo butelį. Butą. Įsirengs biškį kambariuką. Ir jis pamiegos turbūt. Kai pamiegos, tada bus pamiegojęs. Nes jau tuoj ateis naktis. O jau artėja naktis. Ir vėžliukas pagalvoja, kur jam įsikurti. Turbūt, kad pasislėps kažkur. Dar nežino kur. Bet turbūt namo dar nestatys, nes dar vėlu, ane? Taip, jau statys. Taip. Taktik jo. Neturim. Reikėjo pasigaminti.
Vėžliukas nusiminė ir turėjo miegoti ant žemės, atsitūpęs. Miegojo ir viskas. Labos nakties.